O šiandien mes su jumis gaminsime klasikinę Cuba Libre. Sveiki visi, čia Aistis iš barmenas.lt ir šiandien pas mus svečiuojasi nuostabus renginių vedėjas Antanas. Sveikas, Antanai. Sveikas. Kaip pasilaikęs pats? Gerai, šiaip neįprastai šiandien esu vietoj už baro. Na va, ar teko būti anksčiau už baro? Ant baro. Ant baro, po baru. Po baro, prie baro, bet šitą jau dar ne, bet galbūt patiks. Na, pabandysim, bėgsti pats kokteilius. Žinaigi pats. Okay. Tai žiūrėk, tai šiandien aš tave išmokinsiu pasidaryti gan paprastą, įprastą ir visiems tikrai gerai žinomą kokteilį, bet kad tikrai visi gerai išmokti pasigaminti, mes kartu su tavim padėsime. Ok? Ok. Aš tą kokteilį vadinu biudžetinis kokteilis. Na, galbūt. Taigi, žiūrovai, kaip minėjau, šiandien mes su jumis gaminsime Cuba Libre ir tam mums reikės romo, aš naudosiu tamsų romą, Coca-Colos ir šviežio laimo. Be abejo, stiklinės apie 350 ml ir žinoma ledukų. Tai ką, pradedam, Antanai? Pradedam. Ok, važiuojam. Pirmiausiai, tu viską kartu, ką aš darysiu ir taip išmoksi. Tai imam ledukų ir dedam pilną stiklinę. Palauk, įsidedu savo, tu savo, pats. Kodėl naudojam rudą romą? Rudą romą naudojam, aš tiesiog norėjau Cuba Libre suteikti daugiau charakterio, daugiau skonio. Šių šviesių romų Cuba Libre bus kažkiek gaivesnė, su tamsiu romu jinai gausis aromatingesnė ir daugiau skonio joje bus. Tai va tik dėl tos priežasties. Taigi, imame romą. Ir romo pilame 50 ml. Kur? Opa. Į stiklinę. Šitą pusę 50. Jo. Čia 30, čia 50. 50. Va, profesionaliai. Matsi. Ambaro būta. Ne kartą. Ok, įpylėm romo. Dabar imam pusę laimo šviežio. Kaip tu lankai sporto salę? Viską, nu tai tada bandom su rankom spausti. Opa. Kaip gaunasi? Nu, lankai, nemeluoji. Ok. Ir metam, jeigu mėgsti rūgščiau, tai spaudi daugiau laimo. Labiau jį pamagyti. Jeigu mažiau rūgščiai, tai užtenka šiek tiek. Priklauso nuo jūsų skonio, žiūrovai. Ir Coca-Cola. Tiesiog užpilam Coca-Colos, gaunasi apie 100-150 ml. Pas tave čia mažiau gausi. Nu, užtat ledo daug. Taigi vasara. Nu jo, kad karštis atgaivintų. Na ką, praktiškai viskas. Dabar imam šiaudelį, lazdelę ir dedame į kokteilį. Viskas, Antanai. Išmokai pasidaryti savo mėgstamiausią kokteilį. Tai greitų metu ateisi į mano barą. Su mielu noriu. Na ką, Antanai, visi skanaus. Jeigu jums patiko šitas video, tai sekite mūsų kokteilių baras namuose Facebook'e, prenumeruokite mūsų barmenas.lt kanalą YouTube'e. Tai ir taip pat galite pasidalinti šituo video su savo draugais, kad ir jie išmoktų pasigaminti skanių kokteilių. O jeigu jūs norite matyti mane kitoj baro pusėje su mikrofonu rankose, tuomet keliaukite į Google, veskite Antanas Kanopkinas arba keliaukite tiesiai į svetainę renginio-vedėjas.lt ir mes kartu su Aišiu padarysime nepamirštamą vakarėlį jūsų šventę. Ir visiškai nesvarbu, kas tai yra per šventę, jūs kažkiek to šventės tikrai atsiminsite, o paskui greičiausiai nuo kažkurios akimirkos ir ne. Taigi, ačiū Jums, kad buvote šiandien kartu su mumis ir už 2 savaičių dar vienas kokteilis. Dar vienas kokteilis, taip. Gyvenkite su skoniu.